Tai labas rytas, Inga. Tradiciškai klausimas mūsų pokalbio pradžiai, ar skanus tavo šis rytas? Šis rytas ypatingas man, iš tikrųjų skubantis toksai, lekiantis ir įdomus ganėtinai, nes ruošiuosi kelioniai, taigi lagaminas pustuštis, tai dar skubu susidėti daiktus, priemonės ir taip toliau. Tai vis dėlto galima sakyti, toksai įkvepiantis tas mano rytas, vis tiek faina, žinai, dėti daiktus, kad žinai, su mintim, kad iškeliausi. Dar kai žinai, kur keliausi ir kaip ilgai, tai iš vis fainai. Tai būtinai pasidalinsiu apie tai. O kaip tavo, Milda? O mano, tai žinok, labai aštrus net sakyčiau. Ir būtent iš tų pipiriukų, kurie čia taip ateina ir kartojasi keliose temose, čia iš keletos klientų potencialių, gavau tokių užklausų. Ir matau, kad kartojasi viena tema ir, žinok, mane užaštrino ir aš realiai atsinešiau šiandien temą, apie kurią ir tu dar nežinai. Oi, tai nustebink mane. Žinok, man labai, kadangi taip užvirė, tai galvoju, labai įdomu būtų pakalbėti apie tai, nes tikrai aktuali yra tema. Aš jau vien iš žmonių klausimų suprantu, kokia jinai aktuali, tada atsiminiau visą savo praktiką. Ir labai įdomu tavo požiūrį būtų išgirsti, kadangi mes nesitarėm dėl temos, neplanavom, tai galbūt net išsiskirs nuomonės ir labai įdomu būtų padiskutuoti. Tai žodžiu, aš esu gavus per pastarąsias kelias dienas keletą užklausų, būtent dėl santykių temos, bet klausimas yra šiek tiek gilesnis. Tai dar susiję ir su tuo astrologiniu periodu, kur čia visi, žinai, kalba, čia liūto vartai, čia tokie vartai, čia atsiveria, čia kažkas dabar ateis, kažkas gyvenime pasikeis. Ir mano ta tema yra, labai įdomu būtų ir tavo požiūrį išgirsti, kaip tu tą matai. Kas tokio yra, kad žmonės labai linkę yra perleisti atsakomybę kažkokiem dėsniam, kažkokiom planetų padėtim, kitiem žmonėm galų gale nuspręsti, ką su savo gyvenimu jie turėtų daryti, žinai, kreipiasi pas specialistus dažniausiai atsakymo, ką daryti, arba kokia čia bus mano ateitis, arba nuolat laukia kažkokios progos. O kalbant apie konkretų klausimą, jisai irgi susijęs su atsakomybės perleidimu. Aš, dirbdama kaip santykių specialistė, kaip mediatorė, pastoviai susiduriu su tuo, dažniausiai iš moterų pusės, iš vyrų šiek tiek rečiau, kad yra daroma daug vidinio darbo, tai yra analizuoja moteris save, vyrai irgi tiek pat, ar ne? Analizuoja save, ieško kažkokių atsakymų, ir tikisi, kad nuėję pas mokytoją, astrologą, tarologą, numerologą, psichoterapeutą, kaučerį, nesvarbu ką, kažką tokio sužinos, gaus įžvalgą, gaus suvokimą ir tiesiog savaime rezultatas išoriai pasikeis. Pavyzdžiui, reikia nuspręsti klausimą kažkokį dėl skyrybų, dėl vaikų, nenorima eiti konfrontaciją, nenorima apie tai kalbėti su tuo žmogum, nes baisu jo kažkokios, žinai, reakcijos, arba jau aišku, kad jisai nesutinka, ir vietoj to, kad imtis konkrečių priemonių, kurių reikėtų toj situacijai, jinai marinuojasi ir žmogus, žinai, galvo, aš tada gal nueisiu ten pas kokį, ten astrologą, man pasakys, iš kur čia viskas kyla. Aš nueisiu pas terapeutą, gal suprasiu, kodėl man čia neišeina susikalbėti, bet vis tiek į pokalbį tai neisiu aš su to žmogum. Aš lauksiu, kol aš prasidirbsiu ir jisai pas mane ateis pats. Nes bus arba astrologinė padėtis gera, arba šiaip kažkas taip tiesiog pasikeis, žinai, savaime. Tai kaip tu manai, apie ką tai yra ir ar tu pati pastebi tai, ar susiduri su tuo? Oi, labai tokia gili, žinai, įdomi. Visaip galėčiau apie tai kalbėti iš kaučerio pusės ir iš jogos mokytojos. Taip. Tai, žinai, ta atsakomybės perleidimas. Tai vienok yra, žinai, ta dalis suvokimas, kad aš pasitikiu visata. Tai gaunasi irgi tavo žodžiais, kad aš kai tikiu visata, aš kaip ir perleidžiu atsakomybę jai. Ne? Jeigu aš sakau, spręsdama kažkokį klausimą, aš pasitikiu visata ir bus taip, kaip turi būti. Tai čia pagal tave, vadinasi, irgi yra perleidimas atsakomybės visatos dėsniams. Aš tada galiu pavyzdį šitoj vietoj, nes ir taip ir ne.
Vienas momentas turbūt, kur galėčiau atsakyti, kad tai yra perleidimas. Pavyzdžiui, kai aš labai aiškiai turiu kažkokį tai norą arba tikslą, tarkim, nu, aš noriu susitarti su savo buvusiu vyru dėl išlaikymo dydžio pakeitimo vaikui, su kuo aš dirbu kiekvieną dieną, ne? Nu, nes mum nebeužtenka. Aš pabandau jo kažkaip tai paprašyti, jisai į kalbas neina, nesutinka. Ir aš tada einu, žinai, terapintis, kodėl mane šitas ten klausimas trigerina, kodėl aš pati nesugebu ir man neužtenka. Ir vat pasitikiu, nieko nedarau. Nors realiai yra ir visa įstatymo bazė ir tu puikiai suvoki, kad vietoj ten kokių 350, ką turėtų mokėti, žinai, tas vyras, jisai ten kartas nuo karto, kas trečią mėnesį po 50 eurų ten duok dieve perveda ir tu nesiemi veiksmų absoliučiai. Net nepasiemi to, kas yra sukurta kaip sistema tau ir kuri realiai tave atstovauja. Tu net šito nepasiemi ir aš matau vat problemą, dėl ko tau adresavau klausimą. Noro išvengti konfrontacijos ir konflikto, kad neiti su kitu žmogum pasikalbėti, kad jam neišsakyti, kaip aš dėl to jaučiuosi, kad kartais net ir nepakovoti už save ir neapsibriežti ribų ir laukti pasitikint visą tą, prisidengiant tuo, laukti, kol kas ateis ir man duos. Tai yra, kol jis pats ateis su savo supratimu ir galbūt supras ir dabar padarys kažką. Tai aš einu, darau vidinį darbą su lūkesčiu, kad per mano darbą jam ateis suvokimas ir jisai ateis man atiduos. Bet iš esmės nekalbu, nebendrauju, nebrėžiu ribų, nes nenoriu susipykti. Tai aš labai šitą stebiu, tai Bet vat man atrodo, čia toksai labai klaidingas dalykas, nes tai yra noras išvengti bet kokių neigiamų emocijų savo gyvenime, su jomis nesusidurti, praignoruoti, žinai. O ką tu manai? taip, taip, iš tikrųjų tai taip yra, bet sutik, kad mes esam ne visi tokie stiprūs. Ne visi gebam atstovauti save tvirtai, atsistoti ir apginti netgi savo nuomonę. Ane? Ir čia va tas ir yra, kad kai žmogaus savivertė, galbūt tas nėra pasitikėjimo, netgi savim apie visatą, netgi nešneku, Mhm. tai tokie dalykai tiesiog neįmanomi. Aš pati galbūt turėjau skyrybas, tai papasakosiu, kaip aš irgi vengdavau to žmogaus susitikti, todėl kad jis mane keliais sakiniais sutrypdavo. Ir Mhm. aš tada ką darydavau, už mėnesį turėdavau laižyti savo žaizdas, bet aš žinau, kodėl aš taip jausdavausi, nes turiu vaikystę, turiu patirtį, turiu sopulius ir čia, žinok, kaip užburtas ratas. Taigi vėlgi, tas pasitikėjimas arba nedarimas. Bet žinai, kaip jogos mokytojas sako, duoti savo laiko, pasitikėti tą visatą nėra blogai. Nes gal tame pasitikėjime ir tame laike bent tu užsigydysi arba pasikelsi savo savivertę, kad galėsi kokią dieną atsistoti ir garsiai pasakyti savo poreikį tam žmogui, kuris spjaus vėl tą laviną kažkokią, žinai, negražiai į tave. Taip, Tai sutik, kad yra labai sunku kito žmogaus tą energiją atlaikyti, nes jų kiti yra labai tokie chamiški, taip, be abejo. tokiais žodžiais tave, Taip. tu jautiesi, žinai, kaip išsivemtų ant tavęs ir ką Mhm. tu darai, jeigu silpnas stuburas, niekaip, Tai va, tada ir tu šitoj krenti į auką. taip. Ir Mhm. šitoj vietoj, vat čia dabar tai, ką tu pasakei, va šitoj vietoj aš galėčiau priimti, žinai, tą tokį pasitikėjimą visata, per tai, kad, jeigu tokia situacija ateina, vadinasi, jinai irgi kažko tai moko. Ir vat kai tu sakai, žmogus yra per silpnas galbūt atstovėti už save, tai vat kaip aš tai matau, kad tau tiesiog yra va taip vat padėta situacija, kad tu imtum ir atstovėtum save. Bet ką tai reiškia mano suvokimu, ką aš matau? Tas gydymasis, savo žaizdų laižymas, ieškojimas atsakymų, tai yra labai reikalingas procesas tam, kad tu suvoktum, iš kur visa tai kyla, kokį tau duoda gyvenime rezultatą, atrasti, žinai, tą atsakymą, šaknis viso to taip. Bet gijimas, mano požiūriu, tai jisai vyksta tik per veiksmą. Ir tam, kad tas ribas atstovėti, tai nebus taip, kad aš sėdėsiu namie, išgysiu pati su savim ir dabar jau žinosiu, kad aš nueisiu ir atstovėsiu. Taip nebus, tam reikia treniruočių. Vadinasi, reikės ir vieną, ir antrą, ir penktą, ir 10 galbūt kartą nueiti, vieną kartą švelniau pabandyti, pamatyti, kad neveikia, grįžti atgal. Vėl nueiti, pabandyti dar kartą, matyti, kad gal dar neveikia, žinai, grįžti atgal.
ir kažkurį tai kartą ateiti ir apsibrėžti taip, kaip reikia, bet aš tai matau kaip treniruotes per veiksmą, ne per sėdėjimą, žinai, savyje ir laukimą išorinio kitokio rezultato, bet per ėjimą kurti tą kitą rezultatą. Ir kai vienam yra sunku, o tikrai yra, vadinasi, reikia atrasti šitoj vietoj kažkokio tai būdo pasistiprinti ir palaikymo tam tikro. Tai va, tai vėlgi tu sakai, reikia palaikymo tam tikro. O kas palaiko, jeigu nėra kam palaikyti? Va, pavyzdžiui, vat mano duotų pavyzdžių yra visa sistema sukurta, bet žmogus bijo ir daug tokių yra. Taip bijo tos konfrontacijos, kad jisai netgi tuo, kas sukurta, nesinaudoja. Jisai nesikreipia į advokatą, kuris galėtų jį atstovauti ir pabūti tarpininku. Ne visada kreipiasi į mediatorių, kuris irgi galėtų padėti susikalbėti, nes pačiam sunku. Ne visada eina kreiptis į teismą, kur faktas, aišku, būtų sprendimas toks, kur net nereikia prašyti, nes jau yra tam tikros taisyklės. Tai žodžiu, aš matau tą tokį net nepasinaudojimą tuo, kas jau sukurta ir laukia, kol tu ateisi, tu tik tark žodį, padės tau šitas specialistas, šitas, jisai nueis už tave net padarys, žinai. Tai net iki tiek atrodo, vat ta baimė susipykti ar kažkokio konflikto patirti tokia didelė, kad net tuo nesinaudoja. Tai iš tikrųjų tai taip, bet tu pati supranti, kad žmonės turbūt dar tik einam po truputėlį žingsniukas po žingsniuko prie tų pačių kaučerių, tuo pačiu mediatorių, ten advokatų. Mes suvokiam tą, gal pas mus tokiam amžiui yra dar iš tėvų parėję, žinai, aš pati kaip nors. Nu, vat kitas žodis kaip nors, aš pati. Pasėdėsiu, pagvildensiu savo galvoj. Nu, bet mes puikiai žinom, žinai, kol savo slovykėlį tu marinuojasi su savo mintimis iš savo modelio, nu niekaip nepažengsi to pirmo žingsnio. Tai tu sakai treniruotis. Tai palauk, Milda, iki treniruotės, kiek reikia dar marinuotės ten. O kitą kartą, žinai, aš galvoju, esu kažkada ant šaldytuvo užsirašius netgi tokį lapelį. Inga, priimk sprendimą. Ir man tie žodžiai, va taip, kaip tu kalbėjai, priimk sprendimą. Vat apie kažką norėjau labai stipriai priimti sprendimą dėl savęs, savo. Čia galbūt net nesantykyje, bet kažkokiame modelyje. Ir aš tą lapelį nešiojaus, turėjau po akim labai ilgai. Ir man, žinai, tai visada gera būdavo. Blemba, reikia, galvoju, priimti sprendimą. Nu, vat priimsiu, šiandien priimsiu. Bet irgi marinavau tą lapelį savaitę laiko. Nu, vat vis nesiryžau priimti. Nes vėlgi, tu žinai, kad tu skaudinsi kažką, tu žinai, kad reikės kažką prarasti. Ir tie praradimai mums yra tokie sunkus, žinai, nes mes taip užsiklijavę tuos lipdukus visur. Kas, kur, ką, kas meilė duoda, kas saldainį duoda, kas pinigus duoda. Nu ir kaip tu negalėjai nuo visko taip greitai, žinai, nusivalyti. Nu, tokie drastiški žingsniai. Treniruotė žodis yra... Reikia mediatorio, reikia kaučerio, kuris išmokytų tave treniruoti. Ką mes abi su tavim ir darom, su žmonėm dirbdami, ar ne, dirbdamos abi. Nes pačiam, tai ką, tu gali save prisitreniruoti tik apie tai, ką tu žinai, bet tas rezultatas, kurį tu turi, jau ir yra dėl to, ką tu žinai ir ką tu darai. Vadinasi, norint kito rezultato, faktas, reikės kažką daryti kitaip. Taip. Kito veiksmo. Tai mes su tavim ir, žinai, duona kasdieninė, kiekvieną dieną su to susiduriam ir padedam pasitreniruoti. Tai mano tokia žinutė ir būtų, nu žinokit, kad nesat jūs šitam pasaulyje vieni su savo problemom, vieni su savo skausmais, su savo baimėm ir su savo išgyvenimais. Ir jeigu yra tikrai baisu pačiam tą žingsnį žengti, tikrai yra aplink daug žmonių, kurie tik ir laukia, kol jūs duosit ženklą, kad jūs paimtų už rankos ir palydėtų per tą procesą. Tai vat aš norėčiau tik tai, kad, nu, žinai, nesijaustų žmonės tokie izoliuoti, kad viskas savo pačiam apie save, aš čia turiu kažkaip, tai čia tik iš vis tik tai man tokia situacija, nes jau tu tikrai turbūt Inga patvirtinsi. Kiek daug žmonių ateina su panašiom istorijom ir jie kažkodėl galvoja, kad čia tik tai jiem vieniem taip nutinka, arba tik man taip nesiseka. Nu, čia tik tai man. Ir taip nėra. Oi, tai čia dažnas modelis. Tai, bet turbūt mes pačios pro tą praėjome, ne? Kai pirmą kartą įžengė į kaučingo pasaulį, tai aš lygiai taip pat klausiaus šimtus istorijų ir negalėjau patikėti. O tai visi taip gyvena, visi su tuo susiduria, o seniau galvodavau, nes galvoji tik savo galvoje,
tik tame savo slovikėlyje, kad aš tik viena tai išgyvenu. Mm. O pasirodo, kad kas antras žmogus, kas trečias žmogus, vis su kita problema, bet vis tiek visi mes panašus, visi kasdieninę duoną valgom, einam į parduotuvę, sutinkam žmonės, kuriam santykius, traukiam santykius ir tai yra kasdienybė. Tai va, o Inga, dar apie tą potėmę šiek tiek kur užsiminiau, kadangi tikrai visas internetas visą šią savaitę zuja, žinai, stebuklingais skaičiais, gražiom datom, kad šiaip iš esmės tai man visai yra įdomu, aš irgi pasaku, man tie skaičiai patinka ir jų reikšmės ir įdomu yra pasigilint, bet mano klausimas, va tau labai įdomu būtų tavo požiūrį išgirsti, va ką tu manai, ar užtenka tiesiog ypatingos datos ir ten kažkokio, žinai, užsirašymo ir palikimo va tai datai, žinai, kad ypatinga data ir kažką dabar man atneš, ar mes kaip žmonės turim galimybę net ir esant kažkokiai nepalankiai datai padaryti galbūt kažkokį veiksmą, kuris atneš tą teigiamą rezultatą, kalbant apie mūsų norus ar svajones. Vat ką tu manai apie tai? Aš turiu tam tikrą požiūrį. Žinai, vakar irgi buvo vartai. Tai tie liūto vartai, žadėjau ratą daryti, persigalvojom, neįvyko. Man patinka tokie visokie ritualai. Aš tikiu, bet čia yra mano vidinis tikėjimas, kuom aš tikiu. Ir aš per jogos pamokas dažnai žmonėms sakau, žinai, kad kai pilnatis stoja ir visi staugia kaip vilkai į minulį, aš sakau vieną frazę. Žinot, tai yra apie tikėjimą, kuom jūs tikite. Nesvarbu, ką rašo kitas, čia jo tikėjimas. Svarbu, kuom jūs tikite apie tą kažkokią mintį. Pilnatis. Visiems nemiga, visiems migrena, skausmai, pykčiai, jaučia energijas ir taip toliau. O aš sėdžiu ir šypsos. Žinot, sakau, apie ką man pilnatis yra? Apie pilnatvę. Apie tai, kad mano gyvenimas pilnas, kaip tas blynas, kaip ta saulė. Tai yra pilnatvė. Kodėl jūs dėmesį fokusuojat į tą kančią? Galėtumėt pasiimti iš pilnaties pozityvumą. Tegul vyksta, kas vyksta pasaulyje. Kiekvieną datą vyksta. Tai vėlgi, va tas va, ar tu reaguoji į tam tikrus skaičius, jeigu tai tave pakelia, kaip tu sakai, va, vakar buvo liūto vartai. Bet kas nekeista, aš irgi kažką rašiau, tada išgirdau kitam pusdienį kitą informaciją, kad žinokit, merginos, pagal astrologiją tai nėra palankus laikas manifestuoti. Aš taip, opa, matai, vienas sako dešinę, kitas sako kairę. Tai vėlgi, tai kur tiesa? Tai tiesa yra mano širdėje. Taip turėtų būti. Prisimti atsakomybę, kaip tu sakai, ar tai palanki diena, ar nepalanki. Palanki yra tavo galvoje. Jeigu tu susikursi palankę, pozityvę mintį, tai ir bus tavo ta diena palanki. Tai aš irgi visom linkiu, kad tos visos dienos būtų palankios manifestacijom, visos dienos būtų palankios priimti kažkokį sprendimą link savo gerbuvio, link savo laimės. Aš labai šitoj vietoj tau pritariu, kad tai yra būtent apie tą vidinį tikėjimą ir apie vidinę būseną. Ir jeigu tu pats tiki, kad tau ta diena yra ypatinga, tai jinai ir bus, bet jeigu, kad dažniausiai matau, aš pati jaučiu, kad yra krūva nepadarytų darbų, krūva nepriimtų sprendimų, mane jie griaužia, ėda iš vidaus, žinai, toksai, ir tada, oi, kokia gera diena, aš paprašysiu, kad visą tai iš manęs paimtų ir man nereikėtų daryti. Tai taip irgi nebus, nes jūs siunčiat priešingą signalą, negu jūsų vidus jaučia, kaip yra, o ten tikrai aišku yra, ar komfortas, ar nekomfortas, ar šilta, ar šalta, ar gera, ar negera. Tai vat pasikliaukit turbūt labiau šituo vidiniu kompasu ir susikurkit sau tas palankes dienas pačios, kiekvieną dieną priimdamos sprendimą, kad aš noriu, kad man šita diena būtų gera ir jinai jau yra gera dėl to, kad aš ją tiesiog turiu šiandien. Aš tiesiog turiu dar vieną dieną taip nugyventi nuostabų savo gyvenimą šiandien, va čia ir dabar. Tai labai faina, žinai, išgirs man tavo mintis ir atrodytų pradėjom taip, o ar tu nemanai, kad čia tas tada, žinai, ir galiausiai vis tiek susijungiam prie to paties, apie ką iš tiesų abi ir esam, apie tą vidinį savo pajautimą ir tą vidinę tiesą. Tai va, tikėjimas yra tikėjimas. Taigi tikėti reiškia eiti ir veikti. Tai man iš tikrųjų va tie žodžiai apie viską. Tai visa kita yra tiesiog programos, kuo mes norim arba nenorim tikėti.
taip, palanki, nepalanki, gera, žvaigždės stoja. Tai visaip gali interpretuoti, ne? Tai mes mhm. patys kūrėjai savo gyvenimo. Tikrai taip, tikrai taip. Tai va, čia prisiminiau posakį, žinai, močiutė irgi sakydavo. Ai, blogam šokėjui ir kai kas trukdo. Tai čia, žinai, irgi iš tos pačios operos. Tai labai gera, Inga, tikrai atrasti irgi tų bendrų taškų ir tiek gerų įžvalgų ir iš tavęs gauti, ir iš tavo istorijos labai gera pasidalinti ir tikimės, sakau nuo mūsų abiejų, kad tikimės, kad ir jau mūsų pokalbis ir mūsų įžvalgos ir mintis yra vertingos arba bent jau kažką sujudina ir iškelia tam tikrus klausimus ir priverčia tikrai dar kartą pergalvoti ir dar kartą persvarstyti ir prasiskenuoti save, va to, ką aš vis dėlto iš tikrųjų jaučiu, apie ką man tai yra. Ir kaip visuomet, laukiam labai jūsų klausimų, jūsų pasidalinimų. Dauguma šiai dienai vis dėlto ateina asmeniškai, slaptai ir konfidencialiai, tai mes tikrai pažadam, kad tapatybių neatskleidžiam, tai jauskitės drąsiai rašyti. Kas esat dar drąsesni, tai pakomentuoti ir galbūt klausimą kažkokį užduoti. Ir tai tikrai bus temos mum ateinančiam pokalbiam, kuriuos matysit kiekvieną sekmadienį, Pirmadienį. saulės dieną, taip, nuo Oi, labai 10 graži diena. valandos, taip, mūsų YouTube kanale. Taip, ir aš dar noriu iš tikrųjų padėkoti ir pasidžiaugti, vat, atsigirdo tokie gražūs visokie pasidalinimai, kad šita laida ir yra įkvepianti ir džiugina ir kažkas man pasakė, oi, tai tikri skanūs sekmadienio pusryčiai. Tai iš tikrųjų aš labai labai džiaugiuosi ir esu labai laiminga, kai jūs atliepėt, kai jūs dalinatės ir kai pusryčiaujat kartu su mumis. Taip, nes žinokit, jūsų feedbackas yra tai, dėl ko mes visą tai darom. Mes galėtumėm tikrai susijungti su Inga ir tą irgi darom ir pasikalbėti pačios savo ir voices pasisiuntinėti ir pabendrauti, bet norisi duoti naudos ir vertės ir jum. Ir kai gaunam tą grįžtamą ryšį, kad temos, įžvalgos ar kažkokios užduotis, kuriomis kartais irgi pasidalinam, jum praverčia ir kažko tai padeda, tai yra mum pats didžiausias komplimentas ir kuras tęsti toliau. Tai Taip. dėkojam jum už tai, kad esat kartu su mumis, kad pusryčiaujat su mumis ir kartu geriat rytais sekmadienio rytais kavą. Ir sakom iki kito pasimatymo ir linkim skanios dienos. Taip, skanios dienos, iki. Iki.